Šiais metais premoje klausiau moterų, kiek ilgai tau reikia apšilimo iki intymumo, ta prasme, kada tavo kūnas pasiruošia. Ir gavau labai įdomius atsakymus. Moteris, kurias jau praktikuoja tantrą, jau yra pas mane. Oi, sako, ilgai, valandą, 2. Moteris, kurios tik pradėjo, skaičiuoja tą malonumą minutėmis. Kodėl? Supratau tą skirtumą. Kadangi, kada nepraktikuojam tantros ar kažkokio ritualo, tiesiog žiūrim į seksą kaip į pareigą ar tą tokį normalų, paprastą, greitą, ten tų kelių minučių seksą, mes nenorim tokio prisilietimo. Kai mes pažįstam malonų prisilietimą su meile, kada jaučiam kaifo iš to apšilimo, jis gali nesibaigti ir gali būti vien pasimylėjimo tikslas, iš tikrųjų vien tas sąmoningas lietimas. Tas orgazmas tampa ta vyšnia ant torto. Taigi, ką noriu pasakyti jums, vyrai ir moteris, kad labai svarbu yra sąmoningas lietimas. Menas liesti yra ne šiaip prisiliečiu, tai yra mokėjimas perduoti srauto vienas kitam, tos energijos, tos meilės, tos šviesos. Tai gebėjimas yra duoti ir priimti abiem. Kada sukuriam tą mikroorbitą, tą stiprų, galingą orgazmą, tai sukuriam tai energetiškai. Tai labai svarbu yra įvaldyti meną liesti. Ir pažiūrėkim, kokios naudos yra. Atstatysi ryšį tarp vyro ir moters. Tas lietimas sąmoningas sukurs stipresnį ryšį su vienas kitu. Taip pat sugrąžins tavo kūną į pojūčius. Nes kai ateinam iš greitos darbo dienos, dar esam savo proto lygiai, mes nieko nejaučiam. Kūnas neįjungtas, per lietimą įjungsi. Išmoksi taip pat valdyti savo energijos srautą per lietimą, nes per tos pojūčius susigrąžini jutimo tos energijos. Ta energija gali būti užblokuota, gali būti ne, bet gali tiesiog jos nejausti. Tai labai padės atstatyti tą energijos jutimą, tą jutiminę pusę. Taip pat padės gydyti. Sakykime, moteris grįžo iš kokios sunkios dienos ar yra kažkokių užkibusių traumų. Tas lietimas padės jas paleisti. Tu laikysi tą erdvę savo moteriai saugią, galbūt leisti kelias ašaras, sugrįžti į kūną, nebebūti tą supermenę ir stiprią, būti tą gležna, švelnia moterį. Taip pat tai yra galingas transformacijos įrankis. Tie, kurie buvot pas mane tantriniuose masažuose, tą labai gerai žinot, kad tai yra iš tikrųjų net ne apie seksualumą, tai yra apie transformaciją. Kada paleidžiam tos dalykus, kas ne mes, ir įjungiam daugiau sąmoningo savo gyvenime, sąmoningumo, to sprendimo, pasirinkimo, kada mes renkamės tai, o ne primesta, kas mums buvo. Taip pat padedam sukurti daugiau orgazmiškumo ir moteriai, ir vyrai. Kuo daugiau liečiam vienas kitą dienos eigoj, ar jau intimesniai erdvėje kaip lovoje. Tas kaip stiklinė pildosi, ta emocija, tas jausmingumas, moteris jautėsi saugesnė, mylima, taip atsiveria jos seksualumo centras, jo širdis. Vyrui, kad taip išmokti liesti, jam atsiveria širdies centras. Tai mes tada susitinkam ant tų lygių ir seksualumo centras atviras, pas abu, ir širdies, kur reikia mums abiejų tų centrų, kad mūsų mylėjimasis būtų tikrai galingas ir stiprus. Tai tiesiog dalinuosi keliom naudom ir kviečiu jūs atlikti namų darbą. Išbandyti sąmoningai liesti savo partnerį, išmokti gauti ir išmokti duoti. Taigi išbandyk partnerį be jokio pririšimo, kad bus seksas, liesti. Tiesiog sesija lietimo, kada siunti meilę ir šviesą ir daugiau nieko negalvoji, nematai. Tiesiog lieti, netgi lengvai, gali beveik pirštų galiukais liesti ir siūsti tą energiją, o gavėjas tai priims. Išbandyk ir pasidalink, kaip sekėsi. Ir jeigu daugiau nori išmokti, pasiruošę šokti gilesnį gylį, pridėta registracija į tantrinio masažo kursus.
kur išmoksi visą tai ir dar daugiau. Iki pasimatymo malonumo pusėje.